Ar esate jautęsi pavargęs net po 8 valandų nakties miego? O gal sureagavote į smulkmeną su neįprastai dideliu stresu? Viena iš priežasčių gali būti svarbus hormonas kortizolis. Kortizolis dar vadinamas streso hormonu. Tai hormonas, kurį natūraliai gamina organizmas, reaguodamas į fizinį ar emocinį stresą. Jį išskiria antinksčių liaukos, veikiančios tarsi vidinė pavojaus signalizacijos sistema, padedanti kūnui greitai prisitaikyti prie iššūkių. Suprasdami, kaip veikia kortizolis, galima geriau atpažinti kūno siunčiamus signalus ir priimti sąmoningesnius sprendimus dėl savo sveikatos. Nors kortizolis yra būtinas mūsų sveikatai, nuolat padidėjęs jo lygis gali sukelti diskomfortą ir pabloginti gyvenimo kokybę. Tai gali pasireikšti miego sutrikimais, nuolatiniu nuovargiu, dirglumu ir nuotaikų kaita, virškinimo problemomis ir dėmesio stoka. Kiekvieno kūnas reaguoja skirtingai, bet jei šios požymius pastebite dažnai, metas atkreipti dėmesį į savo streso lygį ir pasirūpinti. Taigi, kaip išeitį pristatome LifeWave ajono pleistrą, kuris mažina kortizolio kiekį. Tai ne vaistas, tai naujos kartos pleistras, sukurtas naudojant patentuotą fototerapijos technologiją. Jis veikia per odą, neįsiskverdamas į kūną, aktyvuodamas vidinius atsistatymo mechanizmus. Jis taip pat vadinamas laimės hormono pleistru. Šio pleistro naudojimas prilygsta 30 puodelių bičių pienelio išgerimui per dieną. Štai keletas citatų iš išradėjo Davido Šmito iš interviu apie šią technologiją. Mūsų pleistrai negydo, jie suteikia organizmui galimybę prisiminti, kaip pačiam išsigydyti. Mes gyvename naujoje medicinos eroje, kūno stimuliavimo, o ne jo reakcijų slopinimo eroje. Pagrindinės ajono pleistro funkcijos. Padidina antineoplastonų, peptido, naudojamo kaip alternatyva vėžio gydymui kiekį. Onkologijoje prieš daugelį metų egzistavo vadinamieji alternatyvūs gydymo būdai, kurie buvo taikomi vėžiu sergantiems pacientams ir visiškai skyrėsi nuo įprastų priešvėžinio gydymo būdų. Ten kalbama apie tai, jog pats kūnas turi savo gydymą nuo vėžio. Vienas iš šių alternatyvių gydymo būdų yra vadinamoji terapija antineoplastonais, ypač sergantiems smegenų vėžiu, prostatos vėžiu, tam tikrų tipų plaučių vėžiu, šlapimo pūslės vėžiu ir kasos vėžiu. Be to, antiplastonai nesukelia jokio pražūtingo šalutinio poveikio, kurį organizmui sukelia chemoterapija ar radioterapija. Ajono pleistras mažina stresą. 2015 metais atliktas dvigubai aklas placebo kontroliuojamas tyrimas su 50 žmonių, norint ištirti poveikį autonominiai nervų sistemai. Autonominė vegetacinė nervų sistema yra svarbi žmogaus organizmo dalis, atsakinga už automatinį organų ir sistemų funkcionavimą. Ji apima dvi pagrindinės dalis – simpatinę ir parasimpatinę nervų sistemas. Simpatinė nervų sistema aktyvuoja organizmo atsaką į stresą, padidina širdies ritmą, kraujospūdį ir energijos išlaisvinimą. Tuo tarpu parasimpatinė nervų sistema skatina poilsio ir virškinimo procesus. Sutrikus šiai sistemai gali pasireikšti įvairūs simptomai, paveikiantys širdies, kvėpavimo, virškinimo ir endokrininės sistemas, bei hormonų gamybą. Šis tyrimas parodė kažką tikrai nepaprasto. 60% dalyvių vos per 20 minučių pasiekė atsipalaidavimo reakciją širdyje ir tai sumažino stresą. Amino rūgščių, neurotransmiterių, GDV ir fiziologinių LifeWave ajono pleistrų tyrimai 2013 metais. Tyrimą atliko Melinda Connor. Jos kompetencijos sritys apima alternatyvią mediciną ir gydomosios energijos darbą, holistinę sveikatos priežiūrą ir terapiją, medicininius tyrimus ir papildomos bei integruotos medicinos klausimus. Jos pasiekimai pripažinti visame pasaulyje. Tyrime buvo nustatyta, jog ajono pleistras padidina L-dopos sintezę. Svarbu, nes L-dopa yra tiesioginis dopamino pirmtakas, kuris gali kirsti kraujo smegenų barjerą, ko negali pats dopaminas. Ypač gydant Parkinsono ligą, kurioje trūksta dopamino. Dopaminas taip pat padės palaikyti sveiką augimo hormono lygį. Netgi padaugėja antioksidantų organizme, o tai labai svarbu, nes gali padėti palaikyti sveikatą ir ilgaamžiškumą. Jis padidina SOT, superoksido dismutazės,
kuri yra viena svarbiausių organizmo fermentų, apsauganti ląsteles nuo žalingo oksidacinio streso. SOT padeda mažinti uždegimą ir skatina audinių atkuriamuosius procesus. Kaip svarbus antioksidantas palaiko imuninės sistemos funkcionavimą. Ji gali padėti palaikyti kvėpavimo ir virškinimo sistemas, palaikyti gyvybingumą, apsaugoti organizmą nuo streso. Padidina DHEA kiekį. DHEA yra antinksčių gaminamas hormonas, kuris dalyvauja kitų hormonų, įskaitant testosteroną ir estrogeną gamyboje. Gali padidinti energijos kiekį, pagerinti nuotaiką ir palaikyti bendrą savijautą. Jis paprastai vartojamas ištvermei ir jėgai didinti, ypač tiems, kurie reguliariai sportuoja. DHEA taip pat gali padėti sumažinti stresą ir nerimą, o tai gali padėti pozityviau žvelgti į sunkumus. Kognityvinės funkcijos požiūriu gali pagerinti atmintį ir sutelkti dėmesį, todėl gali būti naudingas tiems, kurie siekia didesnio protinio aiškumo. Be to gali skatinti sveiką senėjimą. Kadangi natūrali šio hormono gamyba su amžiumi mažėja, gali padėti neutralizuoti kai kuriuos fizinius ir psichinius pokyčius susijusius su senėjimu. Ajono pleistras padeda sumažinti uždegimą CRP kiekį. Padeda užkirsti kelią lėtiniam uždegimui, susijusiam su įvairiomis degeneracinėmis būklėmis, įskaitant širdies ir kraujagyslių ligas, medžiagų apykaitos sutrikimus, su amžiumi susijusi ląstelių pažeidimą. Instrukcijos, kaip naudoti šį ajono pleistrą. Pakeiskite nurodytas taškų vietas, naudodami ajono pleistrą 5-7 dienas per savaitę. Tai populiariausias pleistras po X39. Ajono pleistrų derinys kartu su X39 pasiekia maksimaliausius efektus – energijai, koncentracijai, oksidacinio streso mažinimui. Dažnai naudojamas kartu su SP6 ir ajono pleistrais, tada pasiekiamas efektas – veido raumenų atpalaidavimas, mikrocirkuliacijos gerinimas, įtampos ir nerimo mažinimas. Pleistrų deriniai su Iceway uždegimui ir stresui mažinti. Tinka esant alergijoms, egzemai, nerimui. Iceway ypač veiksmingas kartu su ajono ir glutationo pleistrais. Tada ne tik palengvėja skausmas, bet ir visiškai pasveikstama. O ajono ir glutationo derinys gali skatinti kremzlių regeneraciją. Įprastinėje medicinoje, ortopedijoje anksčiau buvo manoma, kad paprastos kremzlės negalima atkurti. Dabar tai paneigta kamieninių ląstelių technologijos. Pastebėjome, kad naudojant ajono ant kelio išorės, o glutationo pleistrą ant kelio vidinės pusės, atkuria paprastas kremzles. Galite derinti ajoną ir glutationą ant bet kurio kito sąnario ir tikėtis tų pačių rezultatų. Galima naudoti ajono pleistrą ir su kitais LifeWave produktais – kornizonu ir glutationu. Visas rekomendacijas rasite šiame LifeWave Lietuva YouTube kanale. Kreipkitės į asmenį, kuris atsiuntė šį video ir jis padės įsigyti šiuos išskirtinius produktus.